Tai trumpai apie rungtynes. Patenkinti, kaip viskas vyko, patenkinti, kaip viskas baigėsi, kas buvo blogai. Karšta. Karšta visiems. Manau, kad visiems tas buvo didžiausias trukdis. Aikštė kitokia. O šiaip viskas gerai. Šiaip rungtynių rezultatų galutinių patenkinti, ar ne? Nu, kaip pasakyt, planavom daugiau įmušti, nes jie žaidė be vartininko. Pirmam kėlinyje, antram pakeitė kitas žaidėjas atsistojo, tai turėjom mušti, turėjom porą progelių, bet yra 1-0 ir gerai. Šiaip jeigu žiūrint į priekį, tas rezultatas leis jums lipti į kovą dėl 5 vietos ar siek? Visas atsakymas į šį klausimą paaiškės po savaitės. Tai aišku, kad po savaitės čia tik tai pusė kovos, kaip sakant, dar laukia visas antras kėlinys. Mumis džiugina kas, kad, man atrodo, jeigu neklystu, mes šiandien žaidėm namuose ir nepraleidom įvarčių, tai to ir džiugina. Ačiū.